kiekvieną kartą, kai aš bandau kažką tai papasakoti apie nepriklausomybę, apie žmogų, kad jisai yra individualus ir kiekvienas turi savo charakterį, savo bruožus ir turi savo nuomonę. Tai yra posakis apie tai, kad žmogus tas, kuris tai turi, tai yra laisvė. Nes jeigu žmogus gyvena be nuomonės, be minties, netgi svajonės gyventi laisvai, žmogus yra miega dar. Vienu žodžiu, jisai dar miega. Jis miega ir nesupranta, dėl ko taip yra. Dėl ko tie žmonės internete šaukia, atsibūskite, šaukia, kad viskas keičiasi, dėl ko tie žmonės nori padėti jums, bet jūs nepriima tos pagalbos, dėl to, kad jūs įsitikinę, kad jūs esate teisūs. Kažkada ir aš tai padariau. Aš galvojau, kad aš esu karalienė savo gyvenimo ir aš viską darau tai, kaip reikia, teisingai. Bet ne, tai buvo neteisingai. Tai buvo tiesiog ėjimas paskui visą žmoniją. Nes žmonija tai yra sauja didelė, sauja vienybės. Bet jinai dabar šiuo momentu yra išsiskyrus, yra per pusę padalinta. Ir tai, kad padalino mus per pusę, kalti ne mes, ne žmonės. O kas vyksta pasaulyje? Ir mums reikėtų susijungti į krūvą visiems, kad parodyti pasauliui, kad mes esame mylintis, gebantis išsakyti savo nuomonę, parodyti savo teisybę. Ne savo teisybę, o ta, kuri iš tikrųjų yra. O kas yra iš tikrųjų? Kas pasaulyje turėtų būti, kad būtų viskas gerai? Meilė, be pavydo, be žalos kitam, be savanaudiškumo. Ot visos tos energijos ir emocijos, kurios yra blogos, jos žmonės tempia žemyn. Tai kad leiskime savo eiti gerų keliu, mylėkime vienas kitą, priimkime vienas kitą tokie, kokie mes esame, apgaubkime kiekvieną šilumą, supratimu ir pamatysite, kaip viskas pasikeis. Kodėl aš tai kalbu? O tai bendruomenė, į kurią aš įėjau, aš vėlgi apie tai. Ten visi žmonės myli vienas kitą. Myli, tai nereiškia, kad, atsiprašau, tenai kabutėse, kaip jūs pagalvojot. Priima vienas kitą, nekritikuoja, nepataiso tavo žodžio, nesako, kad tu esi neteisus, o tiesiog įvertina tave, toks, koks tu esi ir priima tave tokį sulaužytą, tai kaip mane priėmė, sulaužytą sistemos, su skausmu, su nepasitikėjimu, su daug įvairių dalykų, kurie buvo manyje negatyvo. Ir šiandien dienai, brangieji, aš gyvenu kitaip. Taip, aš ne apie materialus dabar gyvenimą. Aš laisva, aš galiu pasirūpinti savim. Aš pasiėmiau atsakomybę savo. Aš nebeperdėdu atsakomybės nei tėvams, nei vaikams, nei valstybei, niekam, savo. Ir tuo metu aš matau, kaip mano gyvenimas pasikeitė į gerąją pusę. Toje programoje, kurioje mes esame, mums reikia ne tik tai mylėti, ne tik tais būti geriems, ne tik tais, mums reikia ir gyventi. O kadangi mes gyvenam materialinėme pasaulyje, tai yra plius galimybė auginti savo pinigus, tos, kurios mes turime. Aš atėjau nuo 30 eurų. Ir darytis turtingesni, ne tik tai dvasiškai, bet ir finansiškai. Nes finansai neatsiejama dalis. Kaip nori, taip sakykit. Visų reikalingi finansai. Važiuoji dabar su mašina, benzino reikia ją įpilti. Kitaip jinai nevažiuos. Einu į parduotuvę duonos nusipirkti, man reikia ten sumokėti. Neduoda man duonos be pinigų. Ir taip toliau. Pagalvokit apie tai, nes aš labai nuoširdžiai jums bandau pasakyti, kas vyksta pasaulyje. Yra blogis ir gėris. Ir kas nugalės? Blogis ar gėris? Viskas priklauso nuo mūsų pačių.